Sveiki, su jumis aš Modestas, mobili prekyba ekspertas ir šiandieną noriu jums pristatyti naujausią Xiaomi 14 flagmaną. Ir tai yra tikriausias flagmanas, kuris mane nustebino. Skirtingai negu įprastai pradėsiu nuo komplektacijos. Pačioje komplektacijoje rasite 90 W krovimo blokelį, kas jums leis pakrauti per 30 minučių. Na, jeigu jūs iš tų žmonių, kurie mėgsta krauti telefoną bevieliu būdu, ši funkcija yra galima Xiaomi 14 modelį, kaip ir galimybė dalintis energiją savo draugam. Ir galiausiai komplektacijos viduje rasite dėkliuką, tai jeigu esate iš tų žmonių, kurie nešioja telefoną su dėkliuku, papildomai galvot apie nieką nebereiks. Pats telefonas yra plonas, vidutinio dydžio, ekranas yra 6,36 colio ir mano akimis yra pats tas dėl savo laikymo rankos. Telefono gale turime 3 objektyvus, blikstę ir prabangos elementą, kuris, atsiprašau savo prancūzų, yra Clos de Paris. Ir šį elementą Xiaomi kūrė kartu su prabangių laikrodžių gamintoju Patek Philippe. Kalbant apie telefono apsaugą, čia yra Gorilla Glass Victus stiklas, aliumininis korpusas, IP68 standartas, kuris apsaugo nuo vandens bei dulkių. Kaip tikras flagmanas. Atėjo laikas ir tiems, kas mėgsta žaisti telefonu arba žiūrėti filmus per jį, kadangi Xiaomi sukūrė savo ekraną, kuris yra iki 3000 nitų raiškos, yra kintantis 120 Hz ekranas, bei turi nei daug nei mažai 4610 mAh bateriją. O tiems, kas mano, kad to yra per mažai, nepamirškite fakto, kad šis telefonas pasikraus tol, kol jūs valgysit savo pusryčius. Tuo tarpu garso sistemoje yra tokios technologijos kaip Hi-Res ir Dolby Atmos. Reikėtų nepamiršti, kad telefonai turi 12 RAM operatyvinės atminties ir 512 GB vidinės atminties, tai žaidimam ir filmam tikrai pakaks. Ir taip, Xiaomi 14 įrenginys turi galingiausią Snapdragon 3 kartos procesorių, apie kurį turbūt daug kalbėti ir nereikia. Jis yra pats galingiausias, našiausias ir svarbiausia, naujausias rinkoje. Kuom išskirtinai gali pasigirti Xiaomi telefonai, tai yra būtent bendradarbiavimas su Leica. Telefonas turi 3 50 megapikselių objektyvus gale, o didžiausias su Leica bendradarbiavimo privalumas yra 7 lęšių sistema, kurios dėka į kameros sensorių patenka daugiau šviesos. Kadangi neturiu fotoaparato, man telefonas atstoja pagrindinę priemonę fotografuojant. Ir turint Xiaomi, aš išbandžiau daugelį įvairių režimų. Tai plataus kampo objektyvo, optinio priartinimo 2 bei 3 kartus, selfie kamera bei portreto funkcija. Apie telefoną pasakiau nemažai, tačiau mane labiausiai sužavėjo šie 3 aspektai. Pirmas iš jų tai Xiaomi komplektacijai prideda visko, ko reikia. Pradedant nuo dėkliuko, baigiant greitų krovimu, kai telefoną pakrausite vos per 30 minučių. Antras aspektas tai yra kamera ir ne veltui Xiaomi bendradarbiavo su Leica, diegia naujausias technologijos, kad nuotraukos būtų ryškesnės. Ir nors pirmą kartą naudojau Xiaomi telefoną, man nepritrūko papildomų režimų ir sužavėjo nuotraukų ryškumas bei kokybė. Stabilus filmavimas, 4K ar 8K vaizdo įrašai suteiks geriausią rezultatą. Na ir galiausiai yra geras kainos ir kokybės santykiai, žinant kiek daug šis įrenginys sugeba. Su jumis buvo Modestas ir jeigu norite apžiūrėti šį įrenginį gyvai, atvykite į mūsų saloną arba, jeigu jums užteko šios apžvalgos, kad nuspręstumėt, apsilankykite mūsų internetinėje svetainėje, kurioje lauks išskirtiniai pasiūlymai. Tad ačiū žiūrėjusiems ir susimatysime kitose apžvalgose.